Žmonės manęs klausė, kokį fotoaparatą pirkti, kokią linzę pasirinkti, kas padaro vieną ar kitą dalyką. Iš esmės pasakysiu paprastą paslaptį, kurią nešioju kiekvieną dieną. Nuo to aš irgi pradėjau. Nežinau, kas pasakė šitą mintį, bet jinai labai yra teisinga. Profesionaliems fotografams reikia profesionalios technikos, bet genijams užtenka tik pieštuko. Pasakysiu šiandieną keletą esminių patarimų, kas padės jūsų fotografijas padaryti kur kas geresnės. Norint padaryti tą kitokį kadrą negu įprasta, mums kartais užtenka tiesiog įlipti į medį arba atsigulti ant žemės. Patarčiau visada iškelti savo klausimą, ką jūs tą nuotrauką norit pasakyti. Dažnai mes linkę nufotografuoti bendrą vaizdą be jokio kampo, be jokio supratimo. Kai atsakysite iš tą klausimą ir rasit objektą, kurį norit nufotografuoti, iškelkite dar vieną klausimą, kaip sustiprinti tą objektą, kad jisai būtų gražesnis ir įdomesnis pačioj nuotraukoje. Pasakysiu pavyzdį, visi turbūt turit nuotraukų arba matėt žiemą, kalėdinę eglutę ir žmogų, kuris stovi šalia eglutės. Nei žmogaus emocijos, nei pačios eglutės. Viskas viename. Akis turi nuotraukoje rasti tašką, į kurį žiūrėti. Jeigu yra daug objektų, ką jūs akis laksto po visas pusės ir jūs nieko nematote, pabandykit žmogų pritraukti arčiau, jeigu jums svarbi ta eglutė. O eglutę palikti kur kas toliau. Neikite labai toli, kad žmogaus galva pasidarytų maža, o eglutė didelė. Jeigu jūs fotografuojat gėlę iš viršaus, jinai yra gėlė tokia, kokią jūs matot. Pabandykit gėlę nufotografuoti atsitūpę ant kelio, atsiklaupę, arba dar geriau ją iš apačios. Pamatysite visiškai kitą vaizdą, pamatysite visiškai kitą rakursą ir tikrai tikiu, kad tą pačią nuotrauką tikrai norėsit pasikabinti ant sienos. Eksperimentuokit, nebijokit padaryti 100, 200 nuotraukų. Patikėkit, visi profesionalūs fotografai nuo to pradėjo ir čia ne jokia gėda padaryti 500 nuotraukų iš visų skirtingų pusių. Atraskit savo kampą, savo viziją. Fotografuokit kitaip. Kitas esminis patarimas yra, kaip laikyti fotokamerą. Jūsų nuotraukos dažniausiai būna išsiliejusios, neryškios. Vien tik dėl to, kad esu pastebėjęs, kad žmonės, turėdami bet kokią kamerą, kad ir šią muilinę, kuri tikrai labai greitai nefotografuoja, ją fotografuoja laikydami vienoje rankoje, judėdami, visada gausit nuotrauką išsiliejusią. Netgi su fotoaparatu, kuris yra greitas, jūs galite gauti prastą nuotrauką. Jeigu laikysite fotoaparatą viena ranka, kita kažkur sukiosite objektyvą. Viena ranka paimat fotoaparatą iš čia, kita paimat iš apačios. Viena ranka prispaudė čia, kita įrėmė šitoje vietoje. Tai yra kaip fotomedžioklė. Medžiotojai lygiai taip pat medžioja tik vienoje pozicijoje laikydami šautuvą. Manau, kad tai yra svarbiausi dalykai, nuo kurių reikėtų pradėti fotografuoti. Sekantį kartą išsiaiškinsim, ką reiškia įvairios fotoaparato funkcijas.